Karšti cepelinai. Labadiena, draugai. Mes vėl pradedam savaitinę laidą, katра eis vieną sykį į savaitę. Mes ją praeitą sykį buvome pavadinę kaimynų balsas, bet dabar visgi nusprendėme, kad tiks labiau kitas pavadinimas. Kadangi naujienos karštos. Taip, kadangi naujienos karštos. Ir mes laidą pavadinsime Karšti cepelinai. Labai gražiai. Aleksėjau, kaip jums patinka šitas pavadinimas? Jūs valgėt Lietuvoje, žinoma, cepelinų? Žinot, kad jau... Žinoma, cepelinai labai skanu ir į mūsų baltarusų tradiciją taip pat turime tokį patį patiekalą, taip? Labai skanu. A kaip jis vadinasi pas jūs baltarusiškai? Cepelinai? Irgi cepelinai. Man atrodo, kažkaip tai liktai kitoks biški pavadinimas gal yra to patiekalo, ne? Ne. Cepelinai, taip? Cepelinai. Nu tai šaunu. Vadinasi, ir baltarusai, ir lietuviai supranta. Kaimynai, draugai. Vadinasi, ir lietuviai, ir baltarusai supranta to patiekalo pavadinimą Karšti cepelinai. Taip. Tai šiandien aš siūlyčiau pakalbėti apie mūsų kaimynus Latvijos. Padaryti kažkokias galbūt paralelės su Lietuva, kadangi paskutinę savaitę labai daug naujienų būtent iš Latvijos. Pas juos buvo Valstybės saugumo tarnyba parengė viešą 2025 metų veiklos ataskaitoje. Ataskaitoje buvo pateikiamas Valstybės saugumo tarnybos saugumo situacijos vertinimas ir pagrindinės grėsmės, su kuriamis susidūrė Latvija. Mes žinome pagal Lietuvos pavyzdžių, kaip VSD štampuoja kiekvienais metais tas saugumo ataskaitas ir jose, faktiškai nėra jokios konkretikos. Ten tokiom bendrom frazėm jie rašo kažkokius tokius abstrakčius dalykus. Aš pamenu, kad jie anksčiau Lietuvoje rašydavo konkrečias vardus ir pavardės, bet paskui po to, kai teisme, dabar aš galvoju, kas teisme apskundė, galbūt netgi Nakas, ar Presdžiazas, ar Vaišvila, kažkas iš... Man atrodo, jie tiesiog iš galvos jėmė, nes kadangi aš atsimenu, kad rusiškas laikraštis yra toksai Ekspres nedėlė ir jie irgi buvo įtraukę į tą sąrašą. Taip, Ekspres nedėlė, taip, buvo įtrauktas. Bet jie taip ir nieko neįrodė, nerado jokių straipsnių, nerado jokių nieko, kad sponsoruojama yra iš Maskvos ar ten ir iš Rusijos kažkokie sponsoriai yra ten, kažkokie pinigai eina. Taip jie nieko nerodė, bet vis tiek. Pats faktas, kad man atrodo dėl to, kad paprasčiausiai tas rusiškai laikraštis eina, rusų kalba. Aš norėjau kitą aspektą paminėti. Norėjau paminėti aspektą tą, kad kažkas tai apskundė į Europos teismus ir po to sykio, kai Europos teismas patvirtino, kad jie neturi teisės, nebe įrodymų įtraukinėti į tą ataskaitą konkrečių vardų, pavardžių ir organizacijų, dabar jie ataskaitas rašo abstrakčiai. Jie net neįvardina jokių pavardžių, jokių vardų, jokių organizacijų, tiesiog abstrakčiai. Ir susidaro toks jausmas, kad jie tiesiog rodo savo tokią didelę veiklą, kad jie turi kažkaip tai pateisinti tos pinigus, už kuriuos jiems kiekvienais... Pinigus įsisavino, reikia kažką parodyti. Kad jie turi parodyti, kaip jie sunkiai atidirbo ir kad parodyti, kaip jie sunkiai atidirbo, jie turi prigaudyti kažkokių tai špionų, turi prigaudyti ten kažkokių tai priešų, turi prirašyti kažkokių tai visokių nesąmonių, ką jie dažnai ten ir prirašo į tas ataskaitas ir būtent jos nėra nieko paremtos. Aleksėjau, galbūt jūs kažką norėtumėt pridurti? Dėl Latvijos valstybės saugumo tarnybos ataskaitos apie mūsų kraštas, apie Baltarusiją. Ir taip, aš skaičiau šitas dokumentas ir tai labai keistas, aš galvoju, tai labai keistas dokumentas. Keistas, taip. Keistas. Baltarusija kaltiname teikusi melagingos informacijos apie tai, kas vyksta pasienyje, pagraničyje. Taip. Bet mes, Baltarusija, radome tikrus faktai apie migrantų mušimą, apie migrantų žudimą. Taip. Ir Latvija visą tai daro. Latvija valstybės.
Ir migrantai patys kerta sieną. Niekas iš Baltarusijos pusės nenukreipia. Jo. Nu, mes atsimenam, kad buvo daug istorijų visokių susijusių su migrantais, kurie ėjo per sieną, kurios netgi, sakyčiau, taip, nu, grubiai, taip stipriai, taip netgi nežmogiškai sumuša ir išmeta. Jo, ir išmeta paskui atgal į Baltarusijos teritoriją išmeta tos sumuštų žmonės. Ir iš Lenkų pusės taip daug būdavo, iš Latvijos pusės, iš Lietuvos pusės būdavo tokių atvejų. O aš nemažai buvo iš Lietuvos. Aš kažkaip labai, kad būtų daug atvejų iš Lietuvos, aš neužfiksavau, bet... Latvija valstybės pažeisdama visas žmogaus teisės. Taip, situacija labai bloga, ta situacija ne europietiška, to labai negražu situacija tarp kaimiečiai. Taip. Tarp kitko, aš pokalbį pradžioje nepristačiau, atsiprašau žiūrovų, visur klausytojų. Čia Aleksėjus Dermantas, labai žinomas politologas iš Baltarusijos. Jo. Ir šalia iš manęs dar sėdi Viktoras Dužinskas, Geros kaimynystės forumo dalyvis Viktoras Dužinskas. Ir aš, Aidikas Jagelavičius, Geros kaimynystės forumo pirmininkas. Taip, tada tęsiam toliau mūsų pokalbį. Na, žodžiu, žiūrint, aš peržiūrėjau tą valstybės saugumo tarnybos, tą, taip sakant, kabutėse ataskaitą. Ir, nu, ten tokia, nu, vat, netgi pažiūrėkim turinį. Turinys koks. Kontržvalgyba. Pirmas šitas jau toksai skyrius, ar ne? Toliau eina pagal punktus. Rusijos žvalgybos tarnybų organizuota kenkėjiška veikla. Sekantis punktas. Rusijos žvalgybos tarnybų organizuotos psichologinės operacijos. Sekantis punktas. Rusijos žvalgybos tarnybų vykdoma žvalgybos veikla. Sekantis kritinės infrastruktūros saugumas. Toliau eina Baltarusijos žvalgybos tarnybų veiklos tendencijos, o toliau eina Kinijos žvalgybos tarnybos veiklos tendencijos. Svarbiausia, jokių įrodymų nereikia. Svarbu tik pasakyti, parašyti, o kad kažkokius įrodymus jie tenai pateiktų, to kažkaip tai nėra. Tai be abejo. Aš irgi skaičiau tą ataskaitą, pažiūrėjau, bet jokių įrodymų jie ten nerašo. Aš suprantu, kada tu kaltini kažką ir pateiki kažkokius įrodymus, kad va taip ir tai buvo, va ten taip ir tai buvo, ten pagavom tokį, darė tą ir tą. Kažkokius įrodymus turi pateikti žmonėm, bet tenai tuščiai, absoliučiai. Taip. Taip sakant, iš tuščių į kiaurą. Ir Lėja. Juokinga skaityti, kad kelionės į Baltarusiją kelia pavojų Latvijos piliečiams. Raginimai atverti sieną tarp Latvijos ir Rusijos bei Baltarusijos prieštarauja Latvijai ir jos interesams. Priešingai, geri santykiai su kaimynais yra bet kurios šalies interesas. Mūsų interesas turi labai atverti... kad tai yra atvira valstybė Baltarusija. Atvira valstybė, prašau, atvažiuokit, žiūrėkit, kaip iš tikrųjų yra. O ne tai, ką jie tenai rašo. Apie Baltarusiją, apie režimą Baltarusijos ir taip toliau. Na, mes atsimenamgi puikiai, kaip ant Lietuvos sienos pastatė tą lentelę. Pastatė lentelę ir ten toje lentelėje parašyta kažkas tokio, nevažiuokit į Baltarusiją, jūs gali užverbuoti. Kas man patiko, kad Baltarusai irgi su jumoru atsakė. Jie tokią pačią panašią lentelę pakabino irgi ir parašė, kad nevažiuokite į Baltarusiją, nes jūs galite ją įsimylėti ir čia pasilikti. Šitų taip gerai, taip sakant, patrolino biškį taip su jumoru. Juokinga situacija ir aš galvoju, mes Baltarusai dabar turime labai отношения. Santykis. Labai santykių tų lietuviams, tų Latvijos piliečiams. Ir aš nežinau, kas Latvijos
valstybė turios... Mūsų tautos artimas, gana labai artimas, taip tautos. Mesgi ten, sakykime, netgi istoriją savo siejam vienodai, taip, su Vytauto vyko kunigaikštystė, jo didžiąją Lietuvos kunigaikštystė, tai kaip ten buvo, rasiskai, žemaityskai, jo ten dar buvo dadėta. Tai mesgi ir istorijas, ir mūsų tautos iš tikrųjų labai panašios. Mes ir mūsų virtuvė panaši, kaip jau apie cepelinus mes kalbėjom, ir mūsų žmonės kažkom tai labai panašus. Ta prasme, aš manau, kad ne tai, kad manau, iš tikrųjų taip yra, kad mes esam daug artesni, pavyzdžiui, negu su kokiais latviais ar ten su estais. Na, estai iš vis ten kita grupė yra jau finougrų, o mes esam daug... Baltų slavų kalbos šeima, baltų slavų šeima. Taip, baltų slavų šeima, taip. Tai mes esam labai panašus, netgi, sakau, su tais pačiais latviais mes nesam ant tiek artimi. Tai ir kiek dabar mes, taip, ką mes toliau galim dar pakalbėti, tarp kitko, dar mesgi nepaminėjom faktų, kad Baltarusija tikrai atidarė sienas ir šiais metais vėl Aleksandras Grigorievičius, taip, Lukašenka patvirtino bevizį įvažiavimą 35 Europos valstybės šalims, taip. Tai to parodo, kad iš tikrųjų, kaip Viktoras sako, kad jie atsidarė. Neklausykit, ką laikraščiuose ten, ar per televiziją sako, atvažiuokit patys ir pažiūrėkit, kaip iš tikrųjų yra. Taip, o iš kitos pusės Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje jie gazdina savo žmonės, kad jie čia nevažiuotų, kad jie nematytų tikrą vaizdą, koks jisai čia iš tikrųjų yra, nes tokiu būdu, kaip ir gaunas, jie pralošia tą informacinį karą. Jie pamato tikrą vaizdą, jie pamato, kad čia žmonės berlogose, sakykime, urvuose negyvena, kad žmonės čia normaliai, civilizuotai, kaip europiečiai, neblaugiau už europiečius, gyvena. Lietuvos ambasada irgi neduoda vizų. Taip, Lietuvos čia atskirai jau tema čia. Aš pažįstu vieną... Ta prasme, gaunasi kaip uždara tokia valstybė, neduoda vizų nei nieko baltarusam, o baltarusai atvirkščiai padarė. Bevizinį važiavimą. Taip, tai čia iš Lietuvos pusės, iš Pribaltikos, Pabaltijos šalių pusės čia tikrai taip. Aš pažįstu vieną netgi turizmo agentūros direktorę, tokią Minske, kuri turi savo agentūrą moteriškę. Ir jinai man pasako, per Pabaltijos šalis neįmanoma vizą gauti, šiuo metu galima vizą atsidaryti per Italiją, šiuo metu galima per ten. Žodžiu, jinai kažkaip turizmo agentūrės vadovė, jinai toj srity gerai žino, orientuojasi ir būtent randa kažkokias išeitis, kaip galima būtų atsidaryti vizas baltarusams į Europos Sąjungą. Nors tai iš tikrųjų nėra lengva ir dabar jau brangiai kainuoja. Bet mes biškį nukrypome į šoną, dabar mes tada galim pakalbėti dar kažkokias naujienas. Sakykime, iš Latvijos dabar atėjo tokia naujiena apie Aleksandrą Gaponinką. Taip, tai sakykime, mūsų kolega, aš tą žmogų pažįstu kažkur tai nuo 2011 metų, nes pamenu, kada mes su Algirdu Paleckiu važinėdavom kaip antifašistai į Latviją, jie mus sutikdavo irgi kaip antifašistai ir mes dalyvaudome įvairiuose renginiuose, visokiuose seminaruose ir jis, aš kiek pamenu, Aleksandras Gaponinka buvo toks labai inteligentiškas, apsišvietęs žmogus, jisai daktaras, mokslų daktaras. Ir, žodžiu, jis kaip mokslininkas ir konferencijoje, kurioje, tarp kitko, ir aš dalyvavau, 10 minučių pakalbėjo etnocido tema. Jis pakalbėjo etnocido tema kaip mokslininkas. Jis pasakė mokslinį savo požiūrį į tą problemą, kuri iš tikrųjų yra Pabaltijos šalyse, kuri iš tikrųjų yra Latvijoje. Labiau apie tai ir jungtinėse tautose. Tautose apie tai visi šneka. Ta prasme, nėra jisai vienintelis, kas tą temą pajudino. Jis galbūt šiek tiek tame dokladė, tame pranešime, kurį darė distanciniu būdu. Tik paklausykite, 10 minučių pakalbėjo distanciniu būdu. Aš pats distanciniu būdu iš Minsko dalyvavau. Gaponinko distanciniu būdu dalyvavo iš Latvijos. Ir pakalbėjo kaip mokslininkas. Jis šiek tiek galbūt pakritikavo, pasakė, kad valstybės tarnautojai Latvijoje negali dirbti, nekalbėti rusiškai. Ir pakritikavo galbūt šiek tiek mokyklos
mokyklose, kad uždraudė visur rusų kalbą. Viskas, daugiau kritikos jokios, ir ta kritika tokia buvo labai atsargi, tokia labai švelni, ta prasme, nebuvo kažkas pasakyta tokio, už ką žmogų reikėtų nuteisti pagal tokius straipsnius, o jam inkriminuojami yra tokie sunkūs straipsniai, tai vadinasi razžiganie nacionalinai rozni, tai yra, kaip čia lietuviškai pasakyti, aš jau dabar galvoju. Žodžiu, Nuosprendis 10 metais. 10 metų davė jam 10 metų už 2 straipsnius. Tai būtent veikimas prieš Latviją apie 1 straipsnis, pagalba kitai valstybei. Ir 2 straipsnis, razžiganie nacionalinai rozni, tai ta prasme supriešinimas, tautų supriešinimas, sakykim taip. Ir už tai jam davė 10 metų. Pats Aleksandras Gaponenka teismo metu trumpą davė tokį interviu, gal net netrumpą, davė interviu ir jis pasakė, kad jie man davė 4 pažizniных sroką, sako, 4 iki gyvos galvos šitus terminus, kaip lietuviškai, srokus. 4 davė, nes kadangi yra pavyzdys, kada kaiminiai kameroj, tokio amžiaus žmogus kaip ir jisai, o jam jau 71 metas, numirė, prabuvęs kalėjime, aš dabar galvoju, kiek jis ten, net man porą metų, atrodo, net neišbuvo žmogus. Tai kadangi Aleksandras Gaponenko, kaip jau pagyvenęs žmogus, turi visokių krūvą ligų, tai ir to labiau kalėjime nėra visiškai jokios medicinės priežiūros, kiek jis ten kreipiasi į daktarus, reakcijos faktiškai jokios ir pagalbos medicinės faktiškai nėra jokios. Žmogus tiesiog priverstas kažką tai daryti pats, kaip jisai sako, kad jisai bando medituoti, jis bando ten kažkokius supratimus daryti, kad... Kaip iki gyvos galvos, kai tik davė jam. Taip. Iš ten neišeis. Tai jisai pats supranta, kad jam davė 4 terminus gyvos galvos, nes jisai galvoja, kad žmogus jo amžiuje su tokia sveikata gali maksimaliai išgyventi 2,5 metų. Jis taip pats galvoja. Tai jis pasakė 4, kadangi 10 metų jis gaunasi. Nes jis nepalūžo, aš taip supratau, nes jis dar iš ten laišką parašė. Ne, tai ten jis pastoviai rašo, visi yra tokia Ala Berezovska iš Latvijos, jinai visą laiką, jinai veda kanalą, turėjom Viesnik, tai išvertus bus kalėjimo žinios, jį veda kanalą ir tam kanale jinai deda visų politinių kalinių laiškus, jį su visais politiniais kaliniais, viso Pabaltijo politiniais kaliniais, tame tarpe su Algirdu Paleskiu, su iš Estijos politiniais kaliniais, jinai palaiko ir Seredenko, jį palaiko ryšį ir jinai visą laiką su jais susirašinė ir savo tos laiškus deda į tinklą. Tai daugmaž aišku, kas vyksta, galima susidaryti bendras vaizdą, turėti supratimą, kas vyksta kalėjimuose, kas vyksta su politiniais kaliniais. Na, bet mes kalbėjom apie Aleksandrą Gaponenką, turbūt aš norėčiau Aleksejui Dzermantui pasakyti. Aš galvoju, Aleksandro Gaponenkas nuosprendis yra gėda ir neteisybė. Personalinė pažįstu profesorių Gaponenką ir galiu pasakyti, kad jis labai geras ir tikras mokslininkas. Taip. Ir žinoma, aš galvoju, jis nieko nepasakė prieš Latviją. Be abejo. Nieko. Ir jo žodžiai buvo ištraukti iš konteksto ir neteisingai interpretuoti. Aš galvoju, šitą situaciją. Ir jo nuosprendis yra žodžio laisvės draudimas. Draudimas ir Latvijos režimas ir toliau persikoja ir daro spaudimą rusams, kurie siekia normalų gerų kaimininkų santykių su Rusija, kaimynų santykių su Rusija, su Baltarusija, su mūsų kraštai. Taip, Viktorai, galbūt kažką pridusite. Pas mus irgi Lietuvoje, žiūrėkit, yra irgi tokių kalinių. Be abejo. Toks kaip Algirdas Paleckis. Taip, Aleksejus Greičius yra. Jo, Algirdą Paleckį tai iš vis apkaltino, kad atseit dirba su FSB, bet perdavinėjo kažkam kažkokią informaciją, bet taip ir neįrodė, nei iš kur jisai ėmė tą informaciją, nei kam perdavinėjo tą informaciją.
Nu, Tai galiausiai pats juokingiausias dalykas, tai koks yra, kad jam aukščiausias teismas išnešė sprendimą, kokį, Viktorai, ruošiasi užsiminėti špionažu. Tai čia net neužsiminėjo, ruošiasi. Tai čia kaip pagal Orvelą, jisai pagal мысlį pristuplenį. Nu, ta prasme, pagalvoja ir padarė nusikaltimą. Tai čia... Ar yra ir įrodymas, kad jis pagalvojo? Nu tai apie ką mes ir šnekam. Apie ką mes ir šnekam, kad čia užmintis jau Lietuvoje teisė, kad tu pagalvoji, žmogų nuteisi. Tai čia bent kokį žmogų gali taip apkaltinti, bent tu pagalvoji. Taip, tai būtent tame ir yra visas absurdas, viso šito cirko su Algirdu Paleckiu. Mesgi iš pradžio suprantam, jam 6 metus davė ir apskundėm apeliacinis teismui, paskui apskundėm aukščiausiam teismui. Ir kada aukščiausias teismas pamatė, jiegi aukščiausias teismas, kaip aš suprantu, aš ne teisininkas, bet kaip suprantu, jis žiūri procedūras. Ar visur buvo gerai išlaikytos procedūros. Ir jisai pamatė, kas tenais toj byloj darosi, jis gana ilgai, aš taip suprantu, abejojo, kaip čia dabar tą reikalą sukurpti. Ir surinko ne iš 3, o iš 6 teisėjų kolegiją. Tai 6 teisėjų kolegija sprendė ir gulų gale pamatė, kas ten per medžiagą, jie nusprendė. Nuimti pusę metų Algirdui nuo... Tiesiog politinis sprendimas. Nuimti pusę metų, ne 6 metus. Turbūt iš viršaus paspausta. O 5,5 metų duot. Ir išnešė tokį nuosprendį, kad ruošiasi užsiminėti. Nu, paklausykit, ruošiasi. Tikrai, čia yra nusikaltimas mintimis. Tai dar, tarp kitko, Lietuvoje pas mus yra ne tik Algirdas Paleckis. Algirdas Paleckis, žinoma, yra pats žinomiausias, pats garsiausias, tikrai labai sąžiningas žmogus, kurį mūsų pažiūrų žmonės tikrai labai gerbė, nes tikrai supranta, kad žmogus, jis galėjo savo pasirinkti visai kitokį gyvenimą. Jis yra iš žinomos politikų šeimos. Jis diplomatų šeimos, jis pats yra buvęs diplomatas, jis buvęs... Taip pat mokslininkas. Mokslininkas taip pat, taip, jis labai geras žurnalistas, politologas, mokslininkas, jis dirbęs yra ir socialdemokratų partijos aukščiausiuose sluoksniuose, jis yra buvęs atstovavo Lietuvą Europos struktūrose iš pradžių, kai dar Lietuva integravosi į Europos Sąjungą. Žodžiu, yra labai patyręs ir toks, tikrai žmogus, nepaprastas. Ir kada jis jau, aš pamenu, kokiais 2008 metais jis įkūrė partiją Frontas, paskui jinai susijungė su socialistų partija ir tapo socialistinis liaudės frontas. Ir 2008 metais jisai, tada, sakykime, pasikeitė jo pažiūros, jis suprato tą blogybę visą tos sistemos, jis jau toj sistemai matomai pabuvo ir pamatęs visą tą jos blogybę, jis, taip sakant, jis pradėjo daryti viską pagal sąžinę. Ir kai pradėjo daryti pagal sąžinę, prasidėjo tos politinės, tos bylos, baudžiamos bylos. O iš tikrųjų, aš manau dabar, jeigu jisai nepasuktų kitų kelių, jis tikrai dabar galėtų būti prezidentu, jis būtų daug... Gal tiesiog turėjo Dantį po jo tų pasakymų dėl sausio 13. Taip, be abejo, tai čia jau po to, aš jau čia po to tie įvykiai vyniosi, po 2008 metų. Jo, bet iš pradžių tai užpyko turbūt, kad jis kitaip žiūri tos įvykius sausio 13. Ne, tai čia jau po to buvo, aš sakau, iš pradžių jisai 2008 metais įkūrė partiją, o jau apie sausio 13 įvykius jis pradėjo kalbėti 2011 metais. Čia jau buvo 3 metai po to. Tai jau jisai, kada pradėjo eiti to, sakykime, slidžių kelių. Ta prasme, slidžių, tai jeigu taip sakytų sisteminė žiniasklaida, sisteminė valdžia sakytų slidžių kelių. O mes, žmonės, kurie tai suprantam, sakome, kad jis ėjo sąžinės keliu, jis darė viską pagal sąžinę. O, sakykime, jis galėtų, tikrai, aš taip bent jau tikrai asmeniškai galvoju, kad jis buvo ruošiamas į prezidentus. Jis buvo ruošiamas į prezidentus, kadangi, jis buvo aukščiausiose valdžios ešelonuose. Jis buvo jaunas, perspektyvus politikas. Sakykime, žmogus pasirinko veikti pagal sąžinę ir mes tikrai, aš manau, kad jisai dar bus prezidentu. Tai ir tavo, tarp kito, Aleksėjas Dermatas irgi pažįsta gerai Algirdą. Aš noriu grįžti prie Latvijos ataskaitos apie žurnalistą. Pranešime taip pat minimi ir Rusija, ir Baltarusija persikeli žurnalistai. Persikėjami, jo. Pavyzdžiui, Romanas Samulis, mūsų draugas. Taip, jis blogeris daugiau. Blogeris, žurnalistas, jie kaltinami priešišką informacinę veiklą prieš Latviją. Romanas Samulis kaip žurnalistas
Jūra Aleksejevas, irgi tavo draugas, tavo draugas, teisingai. Aš noriu paklausyti, kodėl Romanas, Jūrij Aleksejev, kodėl paliko Latviją? Kodėl? Na, jiegi savo blogose, Romanas Samuolis, Jūris Jūsų toks pat Aleksejevas. likimas kaip ir Jie visą laiką pasakoja apie tai, jo, jiegi sako, kad jeigu Romanas ten, jis kaip pasakoja, kad nebūčiau iš ten pabėgęs, jis ten kažkaip naktį bėgo, kad jo nepamatytų, nepagautų, jį ten liktai kažkaip kaip ir sekė, liktai jau, ir jisai per Lietuvą, man atrodo, jis bėgo. Per Lietuvą, taip, per Lietuvą bėgo, nu, jį būtų tiesiog areštavę, arba lieptų jam bendradarbiauti su esama, sakykime, slaptom tarnybom Latvijos, arba tektų sėdėti kalėjime. Tai čia jau mes dabar tom nebesistebim, kadangi čia ne tik Aleksandras Gaponenka tai kalėjime sėdi taip pat ir visai nesenai paėmė mūsų draugo šito Vasiljevo, Sergejaus Vasiljevo žmoną areštavo. Tai čia iš vis kažkoks tai, absurdas. Aš manau, kad lietuviai, kurie klauso, sakykime, mūsų šią laidą, jie tikrai nežino tokių, mažai kas gal, sakykime, žino tokius dalykus, kad jau Latvijai žmonės pradėjo imti įkaitais. Sergejus Vasiljevas, gana žinomas antifašistas, sukūręs grupę antifašistai ir toj grupiai, sakykime, gana radikaliai, sakykime, stovi už poziciją, antifašistinę poziciją. Jis labai stipriai, ne tai, kad kritikuoja tos nacionalistus, nacikus, tos visus stipriai kritikuoja toj grupiai būtent. Ir jisai žinomas yra veikėjas, kaip būtent toks antifašistas, kuris padeda, sakykime, netgi Donbase tenais toj specialioje karinėje operacijoje, jis to net pats neslėpia, jis sako, kad padeda. Ir paskutinę laidą mes su juo darėm, tai jis sakė, kad iš vis jam šitus tokius slaptus sąrašus, ten, sakykime, kaip mūsų Lietuvoje šaulių tokius sąrašus jam atsiuntė, paskui VSD, analogo sąrašus atsiuntė iš Latvijos. Sakykime, jis ten kažkas, tai jam daug informacijos kažkokios, pasak jo, nupylė. Ir čia panašu gaunasi, kad jį areštavo jo žmona, kuri nebuvo visiškai jokia nei visuomeninė veikėja, nei politikos veikėja. Jinai nebuvo visiškai, nesusijusi su politika. Jinai buvo paprasta namų šeimininkė, kuri, sakykime, tiesiog prižiūrėjo pagyvenusius savo ir jo tėvus. Ir paimti, nespėjo išvažiuoti iš Latvijos, kaip jisai. Tai jinai negalėjo, jinai turėjo tėvus prižiūrėti tėvus ir savo. Ir paėmė ją, areštavo, tai čia grinai, kažkoks kerštas, čia grinai, įkaitais paėmė, sakykime, žinomo, antifašisto žmoną. Tai, čia žinoma, tokių dabar istorijų Latvijoje, ypatingai Latvijoje, sakykime, dar Lietuvoje, nėra antiek kritiška situacija, palyginus su Latvija ir su Estija netgi. Bet, blogiausiai Latvijai. Ten netgi yra ir moteriškė, kas nežino, kas nestebi, moteriškė, kuri vežė pinigus advokatam, buvo areštuota. Paskui moteriškė, kuri ant savo... Vien už tai, kad tik tai vežė pinigus. Vežė pinigus, jo. Nieko nepadarė, niekur nieko nešnekėjo. Niekur nieko nedarė, tik tai atvežė advokatui pinigus. Tai, ta prasme, čia visiškas kažkoks tai bardakas. Mes pakalbėjome apie mūsų kaimynus, brolius Latvius, jo. Pakalbėjom, tarp kitko, dar galbūt greitai pridėsiu, kad Latvijoje mes jau paminėjom, Lietuvoje mes paminėjom tik Algirdą Paleckį, Aleksejų Greičių, ten taip pat yra Mantas Danielius, toksai žmogus, kuris yra areštuotas pagal 119 straipsnį, špionažas Baltarusijos naudai, tarp kitko, ne Rusijos, o Baltarusijos. Visi kiti yra Rusijai šnipinėję, o čia Baltarusija. Čia Kremlius, o čia, matai, Minsko agentas pasirodo, dar vienas yra. Ir dar tenais yra labai žinomas politinis kalinys Konstantinas Nikulinas, buvęs Rygos Amono pareigūnas. Lietuvoje nuteistas kalėti iki gyvos galvos už vaidmenį sušaudant Lietuvos muitinės pareigūnus Medininkų pasienio perėjoje. Irgi išpūsta iš piršto išlaužta byla, apie tai irgi Lietuvoje daug kas šneka. Ir Erika Švenčionė paskutiniu metu apie tai kalbėjo ir jai už tai byla, tarp kitko, irgi yra. Giedrė Gorienė yra knyga apie tai netgi parašius, nors ačiū Dievui, kol kas Giedrės Gorienės liktai niekas neliečia. Žodžiu,
yra daug problemų ir Lietuvoje, ypatingai Latvijoje ir Estijoje. Ir mes apie tai kalbėsime mūsų kitose laidose, galvosim, kokios bus aktualios temos ir galbūt kažką Aleksėjus nori pridurti dar laidos pabaigą. Na, žodžiu, tada Aleksėjus tiesiog atsisveikins, jisai pažadėjo mums, kad jis treniruosis kalbėti lietuviškai. Mes jam, tikrai gerai šneka, tikrai. Mes jam padėsim viskom, kom galėsim tame. Tai tiesiog tada Aleksėjus pasisveikina su žiūrovais, su klausytojais ir viso gero. Tiesiog, Gerai. Ačiū už galimybę kalbėti su broliais, su kaimynais. Ir viso gero, draugai. Viktorai. Nu ką, laida eina į galą, tada ką. Viso gero tada. Ką, iki kitos laidos. Taip, po mūsų laida Karšti cepelinai. Taip, Karšti cepelinai. Eina į pabaigą. Priminsiu, kad laidoje dalyvavo žinomas Baltarusijoje politologas ir filosofas Aleksėjus Zermantas, mūsų kolega iš mūsų organizacijos Geros kaimynystės forumo Viktoras Dužinskas ir aš šios organizacijos pirmininkas Edikas Jagelavičius. O mes su jumis atsisveikinam iki kitų sykių. Viso gero, draugai. Viso gero. Karšti cepelinai.